Sveiki, Kristina. Labai malonu, jog skiriate mums laiko šiandieną pasikalbėti apie moters sveikatą ir dažnai sutinkamą sindromą policistinės kiaušidės. Galbūt pradėkime nuo pirmojo klausimo. Kas yra policistinių kiaušidžių sindromas ir kokie pacienčių juntamis šio sutrikimo simptomai? Tai policistinių kiaušidžių sindromas yra ypatingai svarbi moterų sveikatos problema. Tai yra vienas dažniausių vaisingo amžiaus moterų endokrininės sistemos sutrikimų. Patį policistinių kiaušidžių sindromą apibūdinčiau kaip požymių rinkinį, tai išorinių ir genetinių veiksnių sąlygotas kompleksinis hormonų pusiausvyros sutrikimas, kuris lemia reprodukcinės, metabolinės ir psichologinės sveikatos sutrikimus. Moterys, kurios serga policistinių kiaušidžių sindromu, dažniausiai skundžiasi tokiais nusiskundimais kaip nereguliarios mėnesinės, akne, padidėjęs plaukuotumas, tai yra hirsutizmas, augantis kūno svoris. Taip pat labai svarbi sveikatos problema yra nevaisingumas. Šie nusiskundimai yra tokie, dėl kurių pacientas dažniausiai kreipiasi ir yra pakankamai aiškus ir suprantami, tačiau yra kita nematoma šio sindromo pusė, tai yra įvairios psichologinės problemos. Moterys sergančios policistinių kiaušidžių sindromu neretai susiduria su tokiais simptomais kaip depresijos, nerimo, nusiskundimai įvairūs, valgymo sutrikimai, seksualinės funkcijos sutrikimas. Ir žinoma, visi šitie simptomai lemia blogesnę gyvenimo kokybę. Tai kaip jau supratote, dėl ypatingai plataus spektro šio sindromo nusiskundimų, policistinių kiaušidžių sindromo diagnostikoje ir gydyme dalyvauja didžiulė komanda gydytojų specialistų. Tai yra ir gydytojas endokrinologas, gydytojas akušeris, ginekologas, dermatologas, dietologas, psichologas, psichiatras, ir kiti pagal poreikį. Ar yra kokių nors klaidingų supratimų apie policistinių kiaušidžių sindromą ir jei taip, kaip juos galėtumėte paaiškinti? Taip, apie policistinių kiaušidžių sindromą iš tikrųjų sklando tam tikri, net pavadinčiau, mitai. Tai vienas galbūt pagrindinių, nuo kurių norėčiau pradėti, tai jog išgirdus diagnozę policistinių kiaušidžių sindromas, moteris dažnai galvoja, kad tai yra nuosprendis gydymui sudėtinėmis kontraceptinėmis tabletėmis. Taip, turime atvejų, kai gydymas sudėtinėmis kontraceptinėmis tabletėmis ar kitų hormoninių preparatų yra būtinas ir kitos alternatyvos mes neturime, tačiau tikrai ne visais atvejais mes turime paskirti gydymą sudėtinėmis kontraceptinėmis tabletėmis, mes turime daugybę kitų priemonių ir netgi svarbesnių priemonių, pirmo pasirinkimo priemonių, kuriomis galime padėti moterims sergančiams policistinių kiaušidžių sindromu. Antras toks gajus mitas yra tai, kad moteris galvoja, jog paskyrus gydymą policistinių kiaušidžių sindromui gydyti, jų sveikata sparčiai pagerės. Deja, policistinių kiaušidžių sindromo gydymas yra daugiakomponentis, ilgalaikis ir glaudaus paciento bei gydytojo reikalaujantis tas visas gydymas. Ir greitų gydymo rezultatų tam tikrose situacijose tikėtis nederėtų. Priklausomai nuo to, koks pagrindinis nusiskundimas, į kurią problemą labiausiai orientuojamės, nuo to priklausys, kaip greitai galime pamatyti tą gydymo efektą. Pavyzdžiui, jeigu pagrindinis moters nusiskundimas sutrikusios mėnesinės, tai gydymas gali užtrukti netgi 6 mėnesius ir ilgiau, kad pasiektumėm jau tam mus tenkinantį efektą. Jeigu kalbėtumėm apie aknės gydymą, rezultatų jau galima pirmųjų tikėtis po mėnesio kito gerėjimo aknės bėrimo. Derėtų nepamiršti, kad policistinių kiaušidžių sindromui universalaus visoms pacientėms tinkamo gydymo nėra. Ir tas gydymo teisingas individualus parinkimas dažnai užtrunka laiko. Ir galbūt trečias toksai sklandantis mitas, neteisingas supratimas apie policistinių kiaušidžių sindromą yra tai, jog diagnozavus šį sindromą, tai yra nuosprendis nevaisingumui. Taip, didžioji dalis moterų sergančius šiuo sindromu susiduria su vaisingumo problemomis, tai iki 70–80% moterų vaisingo amžiaus kamuoja šis nusiskundimas, tačiau tikrai natūralus spontaninis pastojimas yra galimas. Androgenai – tai vyriški hormonai, kurie turi svarbų vaidmenį policistinių kiaušidžių sindromo diagnozei. Ar galėtumėte plačiau papasakoti apie vyriškus lytinius hormonus ir jų suaktyvėjimą moters organizme? Taip, tai kelių sudėtingų mechanizmų sąveika
Galbūt išskirčiau tokį mechanizmą kaip atsparumo insulinui vystimasis, nes jis yra ypatingai svarbus vystantis policistinių kiaušidžių sindromui. Veikiant keliems skirtingiems tams mechanizmams didėja vyriškų lytinių hormonų androgenų gamyba moters organizme. Norėčiau paminėti, kad androgenai yra gaminami sveikos moters organizme ir šie lytiniai hormonai yra labai svarbus moterų sveikatai, nes daro teigiamą poveikį kaulų, raumenų sistemai, gerai reprodukciniai funkcijai, taip pat nervų sistemai, širdies kraujagyslių sistemai. Tai androgenai yra gaminami keliose skirtingose vietose ir jie mūsų moterų sveikatai yra svarbus. Tačiau sergant policistinių kiaušidžių sindromu, jų gamyba būna padidėjusi, kas ir lemia klinikinius visus pasireiškimus šito sindromo. Tai mūsų organizme yra gaminami keli androgenai, bet turbūt pagrindinis geriausiai žinomas yra androgenas testosteronas, kuris yra ypatingai svarbus diagnozuojant policistinių kiaušidžių sindromą, na ir jo kiekis jau žinoma būna sergančio sindromu padidėjęs. Ne tik pačių androgenų padidėjimas lemia klinikinius simptomus ir požymius, bet ir tam tikrų baltymų mūsų organizme sumažėjusi gamyba. Tų baltymų, kurie jungiasi prie tų androgenų, vadinasi laisvųjų androgenų, laisvo testosterono moters organizme būna daugiau, na ir tai taip pat prisideda prie klinikinio pasireiškimo šito sindromo. Na ir būtent hiperandrogenizmo klinikiniai simptomai ir požymiai labiausiai ir vargina pacientes sergančias policistinių kiaušidžių sindromu. Mano darbo praktikoje turbūt dažniausias nusiskundimas yra padidėjęs plaukuotumas, tai yra vadinamasis hirsutizmas. Mes vertiname standartizuotą skalę, tą padidėjusį plaukuotumą ir šioje vietoje norėčiau atkreipti dėmesį, kad padidėjęs plaukuotumas sergant policistinių kiaušidžių sindromu bus kitoks negu yra įprastas plaukuotumas, tai yra kaip plaukai yra vadinami gyvaplaukiai, kurie dengia didžiąją dalį mūsų kūno odos, tai tie plaukeliai yra švelnus, trumpi, ploni. Policistinių kiaušidžių sindromu serganti moteris turi vadinamosius terminalinius plaukus. Jie yra stori, tamsūs, šiurkštus, ilgi plaukai ir jie auga netipinėse, sakykime, labiau vyriškose vietose ir vargina padidėjęs plaukuotumas dažniausiai tokiose vietose kaip veide, pilve, krūtinėje, žastuose, vidinėme šlaunų paviršiuje ir iš tikrųjų tai ypatingai vargina moteris šitas nusiskundimas. Na ir vertindami tam tikrą balų skaičių pagal standartizuotą skalę mes įvertiname, ar tas padidėjęs plaukuotumas yra ar nėra. Rečiau gali pasitaikyti androgenetinis plikimas, tai yra alopecija. Androgenų receptorių turi ir riebalinės liaukos odoje, todėl esant pertekliui šitų vyriškų lytinių hormonų yra stimuliuojamos riebalinės liaukos, pasireiškia padidėjęs odos riebalavimas, jis vadinamas seborėja. Na ir jeigu šioje vietoje prisideda infekcija, vystosi aknė. Ar policistinės kiaušidės yra diagnozuojamas dažnai pacientai ir kas turi didžiausią tikimybę susirgti šią ligą? Policistinių kiaušidžių sindromas įvairios mokslinės literatūros duomenimis yra nustatomas maždaug 8–13% visų vaisingo amžiaus moterų. Vadinasi, taip vidutiniškai galėtumėm sakyti, kad 1 iš 10 vaisingo amžiaus moterų susiduria su policistinių kiaušidžių sindromo diagnoze. Na, deja, bet dažnai ši diagnozė būna uždelsta, o net iki 70% visų atvejų lieka visai nediagnozuojama. Nors ligos priežastys yra daugiakomponentės, tikslus išsivystymo mechanizmai nėra aiškus, tačiau yra žinoma, kad didesnė tikimybė susirgti šiuo sindromu turi moteris, kurių šeimoje jau yra sergančių moterų policistinių kiaušidžių sindromu. Taip pat rizika vystytis ir progresuoti šiam sindromui turi moteris, gyvenančios sėslesnį gyvenimo būdą, sergančios nutukimu, neturinčios reguliaraus fizinio aktyvumo ir kitaip negebančios galbūt valdyti stresinių veiksnių, nesuderinančios poilsio ir darbo režimo. Na ir vis daugiau yra kalbama apie žarnyno disbiozės, aplinkos toksinų bei lėtinio uždegimo įtaką vystantis ir progresuojančiam sindromui, tai galbūt netolimoje ateityje jau galėsime tiksliau identifikuoti pacientę. Ar galėtumėte papasakoti, kaip vyksta policistinių kiaušidžių sindromo diagnostika ir kokie turėtų būti sekantis pacientės sveikatos priežiūros žingsniai gavus šią diagnozę?
Tai dažniausiai policistinių kiaušidžių sindromo diagnozę pacientės gauna gydytojo endokrinologo arba gydytojo akušerio ginekologo kabinetuose. Kaip minėjau, policistinių kiaušidžių sindromas yra požymių rinkinys. Tai jau mums leidžia suprasti, jog iš vieno kažkokio nusiskundimo ar požymio sindromo mes nediagnozuojame. Gydytojai specialistai remiasi tam tikromis rekomendacijomis ir policistinių kiaušidžių sindromą diagnozuoja, kai yra bent 2 iš 3 požymių. Tai pirmasis būtų kriterijus toks, jog turime turėti hiperandrogenizmą, padidėjusi vyriškų lytinių hormonų kiekį, tai yra arba jo pasireiškimas klinikinė prasme, klinikinė išraiška, kaip minėjau, hirsutizmas, aknė, seborėja, alopecija, arba turime turėti vyriškų lytinių hormonų padidėjimą kraujyje, tai vadinama tą biocheminį hiperandrogenizmą. Antrasis požymis būtų nereguliarios mėnesinės arba jų visai nėra. Na ir trečiasis požymis tai būtų policistinių kiaušidžių tipinis vaizdas atliekant ultragarsinį tyrimą ir 2023 metais rekomendacijas papildė dar ir antimulerinio hormono kiekio matavimas, kuris yra gretinamas prie tipinio ultragarsinio policistinių kiaušidžių vaizdo. Tai kaip minėjau, turime turėti 2 kriterijus iš 3 ir šį sindromą mes galime diagnozuoti. Na, gydytojas endokrinologas, diagnozavęs policistinių kiaušidžių sindromą, visada atliks kūno masės indekso matavimą, atliks angliavandenių, lipido apykaitos matavimą bei arterinio kraujospūdžio vertinimą. Na, o sekantys žingsniai, nustačius policistinių kiaušidžių sindromo diagnozę, tai jau būtų glaudus gydytojo ir pacientės bendravimas. Tai yra aptariami visi gydymo metodai, aptariami vaisingumo klausimai bei pacientės lūkesčiai. Gydymo pamatą sudaro gyvensenos keitimas. Ir šioje vietoje labai norėčiau akcentuoti svorio kontrolę. Priklausomai nuo to, ar svorio prieaugį reikia stabilizuoti, ar reikia jau mažinti padidėjusį kūno svorį, yra pasirenkami skirtingi tikslai. Tai dažniausiai siekiant sumažinti kūno svorį, rekomenduojame pacientams sumažinti jį 5–10% ir žinoma, tą sumažėjusių kūno svorį reikia ilgalaikėje perspektyvoje išlaikyti. Šioje vietoje mums labai padeda gydytojai dietologai, sudarydami individualius subalansuotos mitybos principus ir irgi norėčiau akcentuoti, kad vienos universalios dietos tinkančios visoms pacientėms tikrai nėra. Fizinio aktyvumo pagalba, dietos pagalba, stabdant kūno svorio prieaugį arba jį mažinant, tai yra iš tikrųjų veikiamos visos grandys, kurios skatina policistinių kiaušidžių sindromo vystymąsi, progresavimą ir komplikacijų riziką. Tai yra mažinamas atsparumas insulinui, mažinamas androgenų kiekis, gali pagerėti ovuliacija ir norėčiau atkreipti dėmesį, tai yra galimas dažnesnis natūralus pastojimas jau vien mažinant kūno svorį. Tai šita vieta yra iš tikrųjų labai svarbi. Na ir žinoma, kitos priemonės, kaip minėjau, streso valdymas, suderinimas poilsio ir darbo režimo, tai irgi vaidina labai svarbu vaidmenį policistinių kiaušidžių sindromo gydyme. Sekantis veiksmai tai jau būtų turbūt aptariami su gydytoju specialistu. Na, jeigu pagrindinis nusiskundimas varginantis yra nereguliarios mėnesinės, dažniausiai pacientės konsultuoja gydytojas akušeris ginekologas ir įvertinęs visas rizikas ir naudas parenka tinkamiausią gydymo metodą, dažniausiai tai būna sudėtinės kontraceptinės tabletės, na, ar kitas hormoninis gydymas. Jeigu vargina išreikšti hiperandrogenizmo požymiai, pavyzdžiui, hirsutizmas, gydytojas akušeris ginekologas gali parinkti preparatą, kuris turi stipriausią antiandrogeninį poveikį. Jeigu vargina pacientę labai išreikšti metaboliniai pokyčiai, tai yra svorio prieaugis, lipidų sutrikimas, gliukozės apykaitos sutrikimas, skiriame tokį medikamentą metforminą, kuris iš tikrųjų yra skirtas cukriniu diabetu sergantiems žmonėms gydyti, bet jau daugelį metų labai sėkmingai ir labai gerus rezultatus gauname skirdami policistinių kiaušidžių sindromu sergančioms moterims. Na, greta siūlome tokį preparatą kaip inozitolis. Jis yra jau moksliniais tyrimais įrodyta, jog mažina atsparumą insulinui, androgenų kiekį, gali pagerinti ovuliaciją, tai irgi rekomendacijose jis vis aukščiau ir aukščiau yra, vis dažniau ir dažniau yra rekomenduojamas.
Jeigu turime labai išreikštus klinikinius hiperandrogenizmo simptomus ir požymius, kaip irgi kalbėjom, hirsutizmas, akne, tai šioje vietoje įsijungia gydytojai dermatologai, kurie taiko vietinį ir sisteminį gydymą pacientės pagrindiniam tam nusiskundimui. Na tai apkalbėjau turbūt pagrindinę grupę, kai moteris nenori pastoti, artimiausiu metu neplanuoja, sakykime, nėštumo. Jeigu turime pacientę, kurią vargina nevaisingumas arba įplanuoja nėštumą, na žinoma, jau jokių kontraceptinių tablečių nesiūlysime. Šias pacientės dažniausiai konsultuoja vaisingumo specialistai ir parenka individualų nevaisingumo gydymą. Tai dažniausiai yra pradedama nuo ovuliacijos stimulacijos. Na ir jeigu identifikuojame psichologinės įvairias problemas, tai žinome, neignoruojame ir kreipiame pacientę gydytojo psichologo arba psichiatro konsultacijai. Kaip policistinių kiaušidžių sindromas veikia moters menstruacinį ciklą ir vaisingumą? Sergančios policistinių kiaušidžių sindromu moteris iš tikrųjų turi įvairiausio spektro mėnesinių ciklo sutrikimus, kurie dažniausiai atsiranda dėl sutrikusios ovuliacijos arba jai visai nevykstant. Tai kas yra reguliarus mėnesinių ciklas, tai yra toks menstruacinis ciklas, kuris trunka nuo 20 dienos iki 35 dienų. Aš čia kalbu apie jau suaugusias moteris, nebe paauglės, nes pas jas yra truputėlį kitas skaičiavimas. Taigi, vykstant reguliariam ciklui, įvykus ovuliacijai, toje vietoje susidaro geltonkunis, kuris išskiria hormoną progesteroną ir jis ruošia moters gimdos gleivinę nėštumui. Jeigu tą mėnesį nėštumas neįvyksta, geltonkunis sunyksta, progesterono kiekis krenta ir gimdos gleivinė atsidalina. Mes turime menstruacijas. Kai neturime ovuliacijos, tai yra, kas yra būdinga policistinių kiaušidžių sergančiams moterims, tai gimdos gleivinė veši ir atsidalina netvarkingai. Tai mes turime tas nereguliarias mėnesines. Na ir norėčiau dar akcentuoti, kad mėnesinių ciklas yra skaičiuojamas nuo 1 iki 1 mėnesinių ciklo dienos. Dažniausiai yra nustatomas retas mėnesinių ciklas, vadinamas oligomenorėja, kuomet jisai trunka daugiau negu 35 dienas. Jeigu mėnesinių moteris neturi 3 mėnesius ir daugiau, tokia būklė yra vadinama amenorėja. Na, labai retai pasitaiko, kad mėnesinės būna labai dažnos, tai yra dažniau negu kas 21 dieną. Kartais, netgi ir vykstant reguliarioms mėnesinėms, gydytojas gali įtarti, jog ovuliacija vis dėlto nevyksta. Ir tai patikrinti galime tam tikrą mėnesinių ciklo dieną paskyrę progesterono tyrimą. Na ir būtent dėl nevykstančios ovuliacijos bei pakitusių gimdos gleivinės savybių moteris dažniau susiduria su nevaisingumu. Tai iš tikrųjų 70–80% įvairios mokslinės literatūros duomenimis moteris gali skųstis nevaisingumu. Na, netgi jeigu ir pastoja moteris, tai jos turi didesnę nėštumo komplikacijų riziką. Kokios gali būti ilgalaikės pasekmės, jeigu pacientė nuspręstų negydyti policistinių kiaušidžių sindromo? Taip, iš tikrųjų pasekmės gali būti ir tam tikrais atvejais jos gali būti labai nemalonios. Kaip jau kalbėjome apie nereguliarius mėnesinių ciklus, kuomet nevykstant ovuliacijai gimdos gleivinė veši ir atsidalina netvarkingai. Na tai tokios moteris turi didesnę riziką gimdos gleivinės išvešėjimui ir vyresnėme amžiuje didesnis gimdos gleivinės vėžio rizika yra. Na, kitas irgi svarbus turbūt aspektas, tai moterys siekiančios nėštumo, jeigu nesijima jokių priemonių, jau apkalbėtų gyvensenos keitimo būdo principų nesilaiko, tai iš tikrųjų yra didelė nevaisingumo tikimybė. Na ir pabaigai tai visa puokštė metabolinių sutrikimų, metabolinio sindromo progresavimas, tai yra ir angliavandenio apykaitos sutrikimas, vėliau gali vystytis į cukrinį diabetą, lipido apykaitos sutrikimas, didėjantis cholesterolio kiekis kraujyje, žinoma, širdies ir kraujagyslių sistemos ligų didesnė rizika ir progresavimas, tai ir didėjantis arterinis kraujo spaudimas ir vėlesnėme amžiuje galbūt įvairius širdies kraujagyslių sistemos įvykiai. Na, ir tai yra kelios iš daugelio rizikų, kurios iš tikrųjų gresia pacientėms, kurios negydo arba netinkamai gydo policistinių kiaušidžių sindromą.